Mielas dirbtinį intelektą, atsakyk mano pacientams konkrečiais punktais, ką daryti, kad išsaugoti sveikatą ir gyventi laimingą gyvenimą 100 metų. Galima pradėti nuo kelių paprastų, bet labai svarbių dalykų. Pirmiausia, tai subalansuota mityba, turtinga įvairiomis daržovėmis, vaisiais, pilno grūdo produktais, sveikaisiais riebalais. Taip pat labai svarbu reguliari fizinė veikla, kokybiškas miegas ir streso valdymas. Ir žinoma, neužmirškime socialinių ryšių, tai irgi labai svarbu ilgaamžiškai. Ar gali kažką konkrečiau, kažkaip prie mitybos daug ką praleidai, nėra ir baltymų, nėra ir reguliarumo, kažkokį pasakai dalykus, bet ne visą visumą, jokios sistemos pas tave aš nematau. Atsiprašau, supratau, kad esi konkretesnių dalelių, tai galime įtraukti reguliarių baltymų šaltinius, pavyzdžiui, ankštines kultūras, liesą mėsą, žuvį. Taip pat galima akcentuoti reguliarų valgymo režimą, kad organizmas gautų maistinės medžiagas tolygiai. Ir žinoma, svarbu ir tinkamas vandens kiekis, o visą tai sudėjus į vientisą sistemą, galima pasiekti puikių rezultatų. Mums reikia konkrečių punktų, kurių galėtų laikytis mano pacientai. Supratau, tada pakeiksiu kelias aiškius punktus. Pirmas, valgyti reguliariai kas 3-4 valandas, kad palaikytume stabilų cukraus kiekį kraujyje. Antras, įtraukti į mitybą įvairius baltymų šaltinius, žuvį, vištieną, ankštinius augalus. Trečias, bent pusę lėkštės kiekvieno valgio metu turėtų sudaryti daržovės. Ketvirtas, vartoti pakankamai vandens, bent jau apie 2 litrus per dieną. Penktas, reguliariai judėti bent 30 minučių per dieną. Štai tokie pagrindiniai žingsniai, kuriuos galima įtraukti į kasdienybę. Tai kaip matote, dirbtinis intelektas negali atsakyti sisteminiu požiūriu į mūsų kiekvieno individualaus asmens mitybą. Kiekvienas iš jūsų esate individualus ir aš, kaip licencijuota dietistė, kaučerė, sveikatos specialistė, dirbu sisteminiu požiūriu, tai yra įsigilinama į jūsų tikrasias ligų priežastis iš esmės, o nedalindama patarimus į kairę ir į dešinę, kurie yra nieko verti. Palaik, dalinkis su draugais, rašyk komentare asmeninę mentorystę.